Žodžiu, mes radome skelbimą. Tiksliau, ne mes radome, rado Vytas. Bet žodžiu, jisai rado puikų skelbimą, kurį mes galime dabar kaip tik ir panaudoti. Ši čia rašo, studentė gal nori alaus arba užsidirbti 2-3 stipendijas per vieną dieną. SMS marketingų užsiimantį įmonę superka pildi korteles su studento planu, kurios buvo išdalintos stojimo į universitetus metu, daugiausiai pirmakursiams už kiekvieną kortelę gausite 20 litų. Skambinam. Gerai, aš turiu numerį, bet kažin ar jisai, tas numeris bus geras. Nu tai žinai, galim pabandyti. Telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Your telephone Skambina. is stand off. Or missing somewhere. I give you the face. Klausau? Labą vakarą. Labas vakaras. Ar čia, klausykit, radau aš čia pas save, pas studentų šitągi skelbimą. Taip. Dėl šitųgi, pildyk tenais kažką tai. Taip. Nu, tai vagi, klausyk, tai ašgi galiu tų kartelių, tai pas manęsgi studentai visi yra, aš galiu tau pririnkti, kiek tenais tau reikia, aš nežinau, kiek čia 20 litrų siūlai, ne? Jo, aš siūlau 20 litrų. A tai klausyk, tai ką ten reikia daryti, kokias ten, kaip man jiems paaiškinti, ką? Nes pas mane šitiegi yra tų pirmakursių ir antrakursių yra, žodžiu, kokį tik tai nori. Tai tu man papasako, ką čia dabar reikės daryti, nes aš tau, jeigu ką, tai aš galiu per bendras paskaitas pasakyti. Aha, aišku. Tai žodžiu, stojimų metu Tele2 dalino korteles tokias pildyk, žodžiu. No. Ir tose pildyk kortelėse yra, būdavo, po 50 centų premija, tai tiesiog 50 centų jose būdavo. Ir žodžiu, pas mane dabar direktorius prašė, žodžiu, iš tų kortelių galima atsiųsti SMS neribotus nemokamus. Aha. Tai mums tų kortelių reikia, ir 20 litrų iš kiekvieno duodam. Ta kortelė, čia nuo visų, pildi kortelė, tokia mėlyna kortelė, ji nuo visų per daug nieko nesiskiria, reikia... A mėlyna jinai yra? Jo, mėlyna, bet tose ji būtinai turi būti... Tai reikia sakyti, kad duotų, kokias turi pildyk mėlynas kortelės, ne? Turi, o jas dalino tik tai stojimų metu, kai nešė dokumentus į universitetą, tuo metu jas dalino. Tai va, nes parduotuvėje galima nusipirkti, ten kainuoja 4,50. Bet reikia sakyti, ką pirktų parduotuvėje. Ne, parduotuvėje. Ją dalino, sakau, tik tai stojimo į universitetą metu. Ten buvo akcinės jau tokio. Tai va, žodžiu, tai tų kortelių reikia. Ten iš parduotuvės... O tai kokia specialybė? Pas mane matematikai pagrindė. Ne, tai dalino ten visiems, kurie... Nes pas mane yra pagrindė matematikai, o šitągi, jeigu reikia, tai da yra ir, informatikų pora yra grupių, tai galiu dar tų paklausti, bet šiaip pagrindė matematikams davė. Jo, tai jūs paklauskit, ar kai ėjo į universitetą, čia buvo, naujų mokslo metų pradžia, čia kažkur buvo per rugsėjo mėnesį. O, palauk, aš žinai ką, aš dabar nelabai suprantu, klausyk. Ei, tu, ateik, pas manegi grupė esi. Prieik. Taip. Prieik, va, imk. Kas čia dėstytojau? Kalbėk čia kažkokias kortelės. Reikia duoti to išsiaiškinti, kokias kortelės man paaiškinsi. Alio? Labą dieną. Labas, čia Tadas. Čia žodžiu, šnekėjau dėl to pildyk kortelių. Tai žodžiu... Kokių... Palauk, dėstytojau, kur jūs bėgat? Palaukit. Tu palauk, aš tuoj čia tik tai gausiu prisirūkyti viskas. Tu pakalbėk, aš tuoj ateisiu. Nelabai suprantu, apie ką čia kokiam varkė verdat, ar kas čia dabar? Čia žodžiu, dėl kortelės, kam aš skelbimą įdėjau, žodžiu. O tai čia legalu, ar ką? Jo, čia mūsų firmai reikia, žodžiu, kortelę, kur dalino Eina savo. Mokslo metų pradžioj, kai... Ta čia neduoda ugnies, tu gal turi ugnies. Pažiūrėk, striukiai pas mane. Nu tai gerai tu jo. Susuk, klevuk. Tai va, galiu tęsti. Palauk biškį. A tai kur yra, kurgi šitiegi paperiuko, aš nerandu. A pas tave paperiuką, pas mane, aš nežinau jau dabar. Dėstytojau buvo pas jūs stalčių apatinę pasižiūrėkit. Palaukit dabar, aš kalbu, aš bandau įsiaiškinti, apie ką čia... A tai gerai, a tai katram stalčiui gali būti? Paskutiniam, pažiūrėkit. Vakar, kai sukom, tai paskutiniam palikau. Na gerai, tu aiškinkis, aš tuoj. A tu susuksit jūs, atsiprašau už tų, kad sakau. Klevuk. Tai žodžiu, išaiškinsiu jums.
stojimų metu į Palauk, tai ašgi kalbu dabar su dėstytoju, ar man įdomiau, ar... Aš radau jo, palauk, toj susuks. Tu aiškinkis. Alio. Girdis, man. Girdžiu, bet aš nesuprantu, apie ką tu kalbi. Apie pildyko telesniko. Pildyko. Žodžiu, mokslo metų pradžioj, kai studentai nešė dokumentus į universitetą, pildyk dalino korteles. Ten jos buvo akcinės ir, žodžiu, jose yra SMS ir tinklus nemokami. Palauk, biškai. Duok cigaretę gryną, gi nerūkysim. Ai, va, radau, pas mane tam pasiam stalčiai buvo. Gerai, tai... Levuk, palauk. A jau išsiaiškinai, kas ten per akciją iš viso yra. Aš nifiga nesuprantu. Pakviesk tągi Ramūną. Jisai irgi rūkys ir paklauk, gal jisai žino, nes aš nepildai, kas tu. A Ramūnas, Ramūnas. A tai gal numerį turėjo. Gerai, žodžiu, klausyk, davai to išsiaiškink, nes man čia, žinok, svarbu yra. Ar tu tikiesi dėstytojai už šitą užsidirbti? Aš nesuprantu, nes čia kažkokia firma. Aš to kas pasakyta. Gerai, aš suprantu, bet čia kažkokia firma neaiškiai, man čia visokia haltūra. O man nesuk pas... Čia kur reikia, žinai, papildyti, ten pasakyti numerį ir po to... Čia iš kalėjimo skambina. Radau skelbimą, davai tu man išsiaiškink. Čia iš kalėjimo, aš tau galiu... Pamatysi, vat rytoj pamatysi. A tau neaišku. Gerai, pratęsim. Alio. Suparinam. Va, gerai. Kažkaip tai. Va. Man jis o aš einu to į gerą šmotą, žinok. Tai